7bet lažybos. 7bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Sveiki krepšinio gerbėjai, esu komentatorius Vaidas Čeponis. Šią savaitę irgi nestiks įdomių krepšinio dvikovų, dėmesio centre mačai Lietuvos krepšinio lygoje ir aišku NBA atkrintamosios varžybos, kur netrūksta netikėtų rezultatų. O jūs nepamirškite prenumeruoti mano YouTube kanalą. Velniškai svarbi dvikova vyks antradienį Lietuvos krepšinio lygoje, kai Panevėžio 7bet Lietkabelis priims Jonavos komandą, kuri sensacingai užima trečiąją vietą reguliariajame kol kas sezone. Tačiau panevėžiečiai dar gali jonaviečius išstumti iš tos pozicijos ir likti treti reguliariajame sezone, tačiau lengva kaip nebus. Jonavos ekipa yra labai neparanki panevėžiečiams šį sezoną, tačiau 7bet Lietkabelis žais savo žiūrovų akivaizdoje. 7bet Lietkabelio pusėje didesnė patirtis. Jonaviečiai žaidžia greitesnį krepšinį. Po traumos grįžo Aurimas Majauskas, Čildresas puikios sportinės formos, gana jau ilgo suolo turi Jonavos komanda. Galbūt sunkiau sustabdyti kažkiek Džordžią Gagičių, bet atsirado Oskaras Pleikys, taigi daug kontrargumentų turi jonaviečiai. Aš spėju, kad kova vyks taškas į tašką ir vis dėlto nuojauta kužda, kad per plauką laimės panevėžiečiai 1, 2, 3 taškais. Gegužės 14 dieną Kauno Žalgiris priims Vilniaus Wolves ekipą. Žalgiriečiai demonstruoja maksimalią koncentraciją Lietuvos krepšinio lygoje. Andrėja Trinkieriai neleidžia nė kiek atsipalaiduoti savo auklėtiniams. Kauniečiai jau iškovojo LKL 27 pergalės iš eilės ir aš manau, kad čia Trinkieriai nori kompensuoti sirgaliams tą prastą žaidimą Eurolygoje ir aišku, jis galvoja apie savo kėdę ir maksimaliai spaudžia savo žaidėjus. Wolves komandos žaidimas banguoja, bando ropštis vilkai iš gilios duobės ir jie taip pat aišku siekia 3 vietos reguliariajame sezone. Tačiau rungtynės vyks Kaune, aš manau, kad Žalgiris tikrai nemažins apsukų ir iškovos užtikrintą pergalę 12, 13, gal 14 taškų skirtumų. Rytų konferencijos pusfinalėje toliau santykius aiškinsis Clevelando Cavaliers ir Indianos Pacers komandos ir šioje serijoje netikėtai 3-1 pirmauja Pacers krepšininkai, nors Cavaliers yra Rytų konferencijos reguliariojo sezono čempionai. Tiesiog kiaura yra Cavaliers gynyba. Laimėtose rungtynėse 3 Pacers vidutiniškai maždaug renka net po 125 taškus. Pacers neturi tokio ryškaus puolimo lyderio, jie žaidžia darnesnį komandinį krepšinį, o Clevelando komandos žaidėjai per daug dairosi į savo lyderį Donovaną Mitchellą, kuris nelabai įtraukia į žaidimą savo komandos draugų ir be to Mitchellas 4 rungtynėse patyrė čiurnos traumą ir nežinia, ar pasirodys ant parketo. Trauma nėra sunki, tikėtina, kad jis žais ir vis dėlto Cavaliers įsprausti į kampą. Manau, kad vis dėlto jie triumfuos namie nelengvai, maždaug 5, 6 ar 7 taškais ir sumažins skirtumą serijoje. Šią savaitę 5-asias vakarų konferencijos pusfinalio rungtynes žais Oklahoma City Thunder ir Denverio Nuggets. Serijoje rezultatas lygus 2-2. Thunder yra reguliariojo sezono čempionai, visoje lygoje pasiekia geriausią rezultatą. Abi komandos žaidžia labai banguotai šioje serijoje, labai sunku nuspėti rezultatą. Vis dėlto manau, kad Thunder namie nugalės varžovus ir nugalės gana užtikrintai. Dėl ko taip sakau, atrodo senka jau Nuggets krepšininkų jėgos po truputį, tai parodė ir 4 mačas, po 3 kėlinių Nuggets dar pirmavo, bet visiškai buvo jau be sveikatos lemiamų akimirkų. Thunder turi ilgesnį suolą,
Šai Gildžesas Aleksanderis žaidžia labai solidžiai šioje serijoje, o Nikola Jokičius, Nuggets asas, labai prastai atakuoja į žaidimo, susirenka daugmaž savo statistiką, tačiau labai yra prastas jo pataikymas. Thunder pergalė maždaug 15 taškų persvarą. Ir ką, savaitgalį Lietuvos krepšinio lygoje lietuviškasis El Clasico Kauno Žalgiris priims Vilniaus Rytą. Mačas iš esmės neturės įtakos turnyro lenteliai. Žalgiriečiai reguliarųjį sezoną baigs pirmi, Vilniečiai antri. Tačiau dvikova, manau, kad yra svarbi psichologinių požiūrių. Tikėtina, kad šios komandos vėliau santykius aiškinsins finale, ir galbūt pergalę iškovojusios komandos žaidėjai kažkiek turės daugiau pasitikėjimo. Žalgiris tiesiog šluoja visus varžovus nuo kelio Lietuvos krepšinio lygoje, bet ir Vilniečiai įgyja tikrai puikią sportinę formą. Manau, kad rimtai vis dėlto pasipriešins Žalgiriui, tačiau Žalgiris turi daugiau argumentų. Vis dėlto Silvenas Francisko beveik nesustabdomas yra 1-1 ir jis labai užsiveda, kai daug žiūrovų, kai prožektoriai yra nukreipti į jį. Spėju, kad komandų neslėgs įtampa, bus rezultatyvios rungtynės, ekipos įmes apie maždaug, sakyčiau, 170 ar net daugiau taškų, o Francisko, spėju, suvers Rytui 20 maždaug taškų. Žalgirio pergalė po atkaklios kovos 10 maždaug taškų skirtumų. Tai buvo mano komentatoriaus Vaido Čeponio prognozės. Gero krepšinio, laikykit sviedinį tvirčiau ir iki kito karto.